Sveiki, esu Ignas Račickas, tarptautinės parodos Senoji Lietuva Napoleono ordos akvarelėse kuratorius. Ir šiandien pakviesiu su manimi pasivaikščioti po parodą, kurioje pristatomas vienas universaliausių ir įvairiapusiškiausių senosios Lietuvos kūrėjų Napoleonas Orda ir jo darbai. Tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad Napoleonas Orda šiaip jau nėra žinoma, kiek iki galo tų darbų yra sukūręs, nes dalis jų yra pažįstama tik per litografijas, tai yra per spaudinius jo darbų, o patys originalai yra neišlikę, tačiau originalių darbų yra šiek tiek daugiau negu 1000. Net 989 iš tų darbų yra saugomi Krokuvos nacionalinėme muziejuje, kadangi Napoleono ordos giminaičiai nusprendė būtent šiam muziejui palikti visą tuo metu tapytojui priklausiusi rinkinį, o pavieniai darbai yra saugomi ir kitose institucijose. Tai 3 iš jų turime ir čia Lietuvoje, tačiau absoliuti dauguma tikrai yra Krokuvoje. Šioje tarptautinėje parodoje galėsime susipažinti su 238 kūriniais, kurie vaizduoja daugiausiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinius vaizdus. Šiaip jau skaičiuojama, kad maždaug 70% kūrinių, kuriuos sukūrė Napoleonas Orda, vaizduoja būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Tai parodai atsirinkome tuos, kurie yra patys svarbiausi, atpažįstamiausi ir vertingiausi meninė prasme ir taip pat istorinė prasme. Napoleonas Orda savo kūrybinį kelią pradėjo jau išvykęs iš Lietuvos. 1830–31 metų sukilimo dalyvis išvyko į Prancūziją, bėgdamas nuo tremties į Sibirą, ir būtent ten prasidėjo tas visas kūrybinis kelias. Ir per savo ganėtinai ilgą gyvenimą iki 1883 metų Napoleonas Orda tikrai apvažiavo ganėtinai daug. Tai visų pirma, jis kūrė vakarų Europoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje ir taip toliau. Tačiau, kai buvo paskelbta amnestija sukilimo dalyviams, 1856-aisiais sugrįžo į gimtąjį Varacevičių dvarą. Ir šioje parodoje mes pabandėme žemėlapyje pavaizduoti tik tai tuos kūrinius, kuriuos Napoleonas Orda sukūrė ir kurie yra šioje parodoje. Nes iš tikrųjų, jeigu bandytume apimti visą jo kūrybos geografiją, ji būtų žymiai platesnė ir net išsitęstų iki Šiaurės Afrikos, kuomet jis lankėsi Alžyre. Taigi čia mes matome tik tai, kas yra parodoje, ir taip pat ganėtinai svarbus dalykas, į kurį galima atkreipti dėmesį, ar ne, kur bazuojasi ir kur centruojasi daugiausiai tų objektų, kurie yra svarbus tiek meninė, tiek istorinė prasme, tai visgi yra vakarų Baltarusija ir dabartinė etninė Lietuva. Kuo toliau į rytus, tos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės buvo skurdesnės, ten to baroko renesanso statinių, kuriuos Napoleonas Orda vaizdavo, tuo jų buvo mažiau. Tik grįžęs į tėvynę, Napoleonas Orda, žinoma, pirmasis kūrinys, kurį jis pavaizdavo, tai yra jo gimtoji dvaro sodyba. Napoleono Ordos giminaičiai čia gyveno tikrai labai ilgai, Ordų giminė nuo pat 15 amžiaus vidurio yra surandama Lietuvos šaltiniuose, ir būtent jo gimtasis Varacevičių dvaras tapo pirmuoju kūriniu. Tačiau reikia paminėti, kad tik sugrįžęs į tėvynę jis dar pakankamai vangiai kūrė, ar ne, galbūt nejausdamas tokio aktyvaus carinės Rusijos imperijos griovimo ir naikinimo, represijų. Tačiau ganėtinai svarbu, kad būtent po 1863–4 metų sukilimo tos represijos intensyvėjo, vis labiau buvo pradedamas griauti tas paveldas, kuris per tiek laiko buvo sukurtas, ir 1866 metais Napoleonas Orda buvo įkalintas kaip 63–4 metų sukilimo dalyvis. Tai čia mes nežinom, ar jis tikrai dalyvavo tame sukilime, tačiau buvo tuo kaltinamas. Ir po to, kai jis buvo paleistas iš kalėjimo, vis aktyviau pradėjo kurti, ir būtent nuo 67 mes matom labai suaktyvėjusi jo kūrimą, kuris buvo sąlygotas ne tik tų represijų, kurios vis labiau ir vis daugiau apėmė paveldo objektų ir taip pat žmonių, tačiau taip pat ir jo tokio pasiryžimo išsaugoti tai, kas tuo metu nyksta. Ši tarptautinė paroda yra suskirstyta į 4 dalis. Pirmoji dalis, kurioje ir esame,
pristato patį Napoleono ordos gyvenimą ir kūrybą, kaip ta kūryba keitėsi, koks buvo jo gyvenimas ir taip pat kokie buvo jo socialiniai ryšiai. Nes Napoleonas orda kaip kilmingas asmuo tų socialinių ryšių tikrai turėjo daug su rašytojais, su poetais, su kompozitoriais, su taip pat ir karininkais, kurie su juo kartu dalyvavo 30-31 metų sukilime. Tai čia galime pradėti nuo tikro Napoleono ordos herojaus, jaunystės herojaus, tai yra Adomo Mickevičiaus ir būtent jo dvaras, jo gimtoji sodyba Adomo Mickevičiaus yra pavaizduoti šiame Napoleono ordos kūrinyje. Kitas žmogus, su kuriuo Napoleonas orda tikrai aktyviai buvo užmesdęs ryšius, yra kompozitorius Stanislovas Moniuška. Stanislovas Moniuška ganėtinai ilgai gyveno ir Vilniuje. Čia yra gimtasis jo Ubelės dvaras, tačiau net 18 metų Moniuška gyveno Vilniuje, čia sukūrė savo vieną žymiausių kūrinių Halką, operą ir buvo lenkiškos operos tėvas. Taip pat Ignotas Juozapas Kraševskis, čia jau jo negimtoji kokia nors sodyba, bet vila Dresdene, kadangi Kraševskis ganėtinai ilgai gyveno taip pat užsienyje, emigracijoje, tai Dresdene būtent Napoleonas orda buvo nuvykęs į Dresdeną ir taip pat užfiksavo savo draugo Ignoto Juozapo Kraševskio vilą. Kodėl tai buvo svarbu vaizduoti, ar ne? Tai visi šie asmenys praktiškai buvo kilmingi ir būtent šitam sluoksnyje kūrėsi idėjos, kaip atkurti tą valstybingumą, kaip priešintis Rusijos imperijai, todėl labai daug tų jo socialinių ryšių galima pamatyti per skirtingus Napoleono ordos kūrinius. Kitas svarbus dalykas tai yra neabejotinai pati kūrybos raida, kuriai taip pat yra skirta pirmoji dalis parodos. Tai čia ganėtinai svarbu pasakyti, kad pirmojo jo kūrybos laikotarpio, kuris keliavo po vakarų Europą, šioje parodoje nėra. Mes koncentravomės būtent į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes, o antrasis jo kūrybos laikotarpis tai yra tokio eksperimentavimo laikas, kada jis ypač eksperimentuoja su spalvomis, bandydamas surasti kažkokią tai savo raišką, kažkokį savo stilių. Tai antrojo kūrybos laikotarpio tikrai labai geras pavyzdys, tai yra Gardino ciklas. Ir čia, kas labiausiai pasireiškia, tai yra būtent labai ryškios spalvos ir ypač žalia, raudona ir geltona, kurios tikrai išsiskiria, pavyzdžiui, lyginant su trečiojo kūrybos laikotarpio darbais. Ir svarbu, kad trečiasis kūrybos laikotarpis, kuriuo yra nutapyta ir dabartinės Lietuvos teritorija, yra meniškai pats reikšmingiausias ir pats svarbiausias, pats geriausias. Antroji parodos dalis yra skirta sakraliniams objektams. Kodėl? Tai labai svarbus klausimas, nes iš tikrųjų būtent sakraliniai objektai, tai aš turiu omeny vienuolynus, bažnyčias, jie buvo labiausiai naikinami po 63-64 metų sukilimo. Tas naikinimas buvo tikrai sistemingas ir buvo sąmoningas. Tai buvo sąmoninga Rusijos imperijos politika, tačiau ne visuomet ta politika pasireiškia labai aiškių griovimų, ar ne, kuomet bažnyčios sprogdintos ar panašiai. Tai ir tą mes matome su Dzerečino bažnyčia, kuri yra pirmasis antros parodos dalies objektas. Tai kas buvo padaryta po 63-64 metų sukilimo, kiekvienai bažnyčiai buvo priskirta tam tikra klasė, o kunigui paskirtas, paprastai tariant, atlyginimas iš valstybės biudžeto, draudžiant rinkti aukas. Ką tai reiškia? Kad bažnyčios, kurios galėjo išlaikyti 5, 6, 7 ar panašiai kunigus, jeigu joms buvo priskirta žemesnė klasė, jos tai galėjo išlaikyti 1, 2 ar 3 kunigus. O tai reiškia, kad jeigu bažnyčia nuniokodavo, tarkim, gaisras, kaip nutiko su Dzerečino bažnyčia, ją suremontuoti buvo absoliučiai nebeįmanoma ir tiesiog nemaža dalis bažnyčių, kurios tuo metu galėjo būti tvarkomos ir taip toliau, jos tiesiog buvo paliktos sunykti. Taip pat vyko, jeigu ta pati bažnyčia, Romos katalikų ar graikų katalikų, ypač graikų katalikų bažnyčios, jos buvo perduodamas ortodoksų tikėjimo asmenims, ortodoksų konfesijos asmenims. Bažnyčių tapyboje, akvarelių liejime taip pat labai aiškiai atsispindi ir paties Napoleono ordos kūrybos raida. Tai šiaip apskritai reikia paminėti, kad Napoleonas orda buvo nepaprastai pamaldus kūrėjas, tikrai yra parašęs ir maldų, jos yra išlikusios.
Tačiau čia taip pat galim matyti, lygindami, sakykim, Gardino ciklą ir toliau būsiantį Polocko ciklą, kaip stipriai skiriasi ar ne tas pats spalviškumas. Jeigu tie kūriniai, kurie yra sukurti antruoju kūrybos laikotarpiu, jie yra gerokai ryškesni, tai trečiuoju kūrybos laikotarpiu įsivyrauja tos, tikrai nostalgiškos, rudeniškos spalvos, kurios taip pat išreiškia ir tą, nykimą, kuris tuo metu vyksta. Rudeniškų spalvų dinamika labai gerai reprezentuoja Polocko ciklas. Šiaip jau pats ciklas nėra pakankamai didelis. Čia mes matome 3 kūrinius, tai vieną eskizą ir 2 akvareles. Čia yra vaizduojama Polocko katedra ir taip pat Dominikonų bažnyčia. Šiaip kalbant apie tą Dominikonų bažnyčią ir šią akvarelę įdomu paminėti, kad tai yra vienintelis parodoje esantis dvipusis darbas. Kitoje akvarelės pusėje yra jėzuitų bažnyčios akvarelė. Bet svarbu apskritai suvokti, kaip kuria menininkas, nes čia mes tikrai matom tą nostalgiją nykstančio paveldo praeinančio pasaulio. Neabejotinai labai atpažįstamas bus Vilniaus ciklas. Vilniaus ciklas yra tikrai pakankamai didelis ir objektai čia mes labai gerai matysim, kad yra ir akvarelės, ir eskizai. Tai visų pirma, eskizai, tai yra Švento Juozapo Sužadėtinio bažnyčia. Neabejotinai vienas įspūdingiausių apskritai brandžiojo baroko kūrinių Lietuvoje. Deja, šios bažnyčios mes jau tikrai nebepamatysim, ji buvo sugriauta XIX amžiaus pabaigoje. Ir šiuo atveju jau sugriauta, visiškai sugriauta, nepalikta sunykti kaip Dzerečino bažnyčia ar panašiai. Kitas kūrinys, kitas eskizas, tai yra Švento Kryžiaus bažnyčia ir Bonifratrų vienuolynas, kuriame mes galime matyti ir taip pat prezidentūros kiemo sieną dešinėje ir taip pat nuėjimą į katedrą ir taip pat pačią Vilniaus katedrą bei katedros varpinę. 2 akvarelės, kurias čia galime matyti, tai pirmojoje matome Šventos Onos bažnyčią su jau pastatyta XIX amžiaus varpinė ir taip pat Bernardinų bažnyčia. Kitas kūrinys tai yra Šventos Kotrynos bažnyčia, balta, tuo metu XIX amžiui buvo taip nudažyta, nutinkuota. Nematome čia kairėje esančio seserų benediktinių vienuolyno, tačiau dešinėje matome Radvilų mažųjų rūmų kampą, ten, kur dabar yra Lietuvos muzikos, kino ir teatro muziejus. Labai svarbus dalykas, kuris atsiskleidžia šioje parodos dalyje, taip pat yra Napoleono ordos meistriškumas. Tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad lieti akvarele, tokias griežtas linijas yra tikrai labai sudėtinga. Žymiai paprasčiau akvarele lieti, paprastą peizažą, kur yra pakankamai nedaug tų griežtų linijų, bet tai, ką mes matom Deltuvos bažnyčioje, tai yra vienas iš tų labai gerų pavyzdžių, kaip atsiskleidžia Napoleono ordos meistriškumas, kaip architektūra, griežta architektūra įsiterpia į labai peizažinę kompoziciją. Kadangi tų kūrinių yra tikrai labai daug, tai prie kiekvieno nesustosime, bet tokie įdomesni, žymesni, labiau atpažįstami objektai tikrai būtų Šiaulių Petro ir Pauliaus bažnyčia, dabar jau tapusi katedra. Pakankamai įdomus kūrinys iš tos pusės, kad nėra užbaigtas fonas ir nėra nutapytas dangus. Tikrai nemažai kūrinių yra šioje parodoje, kur būtent eskizas yra nutapomas, paskui yra išliejama akvarelė, tačiau pats dangus nėra užbaigiamas. Visiškai taip pat yra ir su Žemaičių Kalvarijos bažnyčia, kur taip pat mes nematome paties pabaigto tapyti fono, tačiau Kretingos bažnyčia taip pat labai žinoma su vienuolynu, ji jau yra visiškai užbaigta. Taip pat labai įdomu pamatyti tas vietas, kurių nebėra. Tai jau kalbėjom apie Vilniaus Švento Juozapo Sužadėtinio bažnyčią, kuri buvo nugriauta dėl tokių represinių paskatų. Tačiau kai kurios bažnyčios buvo griaunamos tiesiog, nes nebebuvo racionalu jas laikyti. Tai Kernavės bažnyčia, kur matom piliakalniai ar pačiame pirmame plane ir antrame plane esanti bažnyčia, medinė, tarpukariu buvo nugriauta ir vietoj jos buvo pastatyta mūrinė bažnyčia. Tai ta Švento Mikalojaus bažnyčia, kurią matom čia, jau gyvai niekaip nebepamatysime taip pat.
tų atpažįstamų tikrai vietovių yra pakankamai daug ir viena tokių tikrai įspūdingiausių yra Rietavo bažnyčia. Odinstiai, kurie ten buvo vieni pagrindinių valdytojų XIX amžiaus pabaigoje, ir vidury, ir pabaigoje, tikrai daug dėmesio skyrė Rietavui, tai tiek pastatė Rietavo rūmus, kuriuos dar pamatysim, ir taip pat nepaprastai įspūdinga neoromaninė Rietavo bažnyčia. Tarp tokių taip pat žinomesnių vaizdų bus Telšių bažnyčia, dabartinė katedra, ir taip pat Šiluvos bažnyčia. Ir su Šiluva taip pat susijęs įdomus faktas, kad Napoleonas Orda taip pat apačioj pieštuku yra parašęs, kad Juozapas Orda, tai yra jo giminaitis, tuo metu ten buvo vikaru. Taip pat iš tokių Kauno ar Žemaitijos gubernijai priskirtinų įdomesnių ir svarbesnių vietų taip pat yra Varnių bažnyčia ir taip pat Varnių vyskupų rūmai ir koplyčia ant Birutės kalno Palangoje. Napoleonas Orda tikrai išreiškia tą istorinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapatybę. Ir reikia suprasti, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo labai multikonfesinė valstybė, kurioje sugyveno pakankamai taikiai, ypač lyginant su kitomis valstybėmis, pačių įvairiausių konfesijų žmonės. Ir kai žiūrime į Napoleono Ordos akvareles, matome labai įvairių konfesijų maldos namus. Tai visų pirma, graikų katalikų bažnyčia Maladavoje, Žirovičių bažnyčia, kuri keitė savo konfesinę priklausomybę, taip pat Arijonų šventikla Iškoldėje, vėlgi ta istorija, kur katalikai, arijonai, reformatai, viskas keičiasi. Kaidanavo bažnyčia, kuri priklausė evangelikams, reformatams, tuomet katalikams, Romos katalikams priklausančios bažnyčios, ypač Šateikių labai įspūdinga bažnyčia Raica, tai yra ortodoksams priklausanti cerkvė, ir Sluckas turbūt vienas geriausių pavyzdžių, tai čia gal plačiau šiek tiek papasakosiu, tai Slucko valda priklausė kunigaikščiams Olelkaičiams, tai yra giminė, kuri šiaip jau istoriškai buvo ortodoksų giminė. Paskutiniai giminės vyrai perėjo į Romos katalikų tikėjimą, tačiau ne jų dukterys. Ir viena iš jų dukterų, Sofija Olelkaitė, pati paskutinioji šios giminės moteris, išliko ortodoksų tikėjimo ir netgi tapo ortodoksų šventąja. Kai ji mirė, jos valdos perėjo vyrui Jonušui Radvilai, kuris buvo reformatas, tačiau jis funduodamas šitą bažnyčią ją statė visų pirma katalikams, Romos katalikams, nes ten gyveno to tikėjimo žmonės. Bet XIX amžiuje, kai Napoleonas Orda nutapė šį darbą, bažnyčia jau priklausė ortodoksams. Taigi tas religinis persimaišymas tuo metu tikrai yra labai aktualus. Trečioji parodos dalis ir pati mažiausia parodos dalis yra skirta miestams ir miesteliams. Tai yra iš dalies susiję su tuo, kad dalis bažnyčių ar panašių objektų tiesiog išsiskirstė per kitas parodos dalis. Bet ir kitas svarbus dalykas yra tas, kad Napoleonas Orda neretai keliaudamas po dvarus prašydavo, kad dvarininkai bent kažkiek apmokėtų jo kelionės kaštus už tai, kad jis nutapytų vieną ar kitą darbą. Žinoma, kad mieste, kur dvarininkų nebuvo, kur nebuvo tų didelių paveldą valdančių ir finansiškai gebančių mokėti nemažas sumas subjektų, natūraliai į miestus jis keliaudavo šiek tiek mažiau ar ten mažiau tapydavo. Tai yra ganėtinai svarbus faktas, nes šiaip Napoleonas Orda pinigų susirinkdavo iš daugelio skirtingų šaltinių, tiek iš savo koncertų, tiek iš savo veiklos kaip kompozitoriaus, kada spausdindavo kūrinius, taip pat už pamokas, ir tas tapybos darbas buvo tik vienas iš jo pajamų šaltinių, todėl miestuose jis tiek daug neapsistodavo. Tačiau šioje parodos dalyje tikrai sutiksime pačius svarbiausius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestus ir turbūt įdomiausias iš visų šitų miestų savo raiška yra Kaunas ir Kaunui skirtos akvarelės. Ką reikia pasakyti apie Napoleono Ordos kūrybą, tai kad Napoleonas Orda kūrė tai, ką jis matė. Ir tuo jis išsiskiria iš kitų akvarelistų, kurie gyveno, pavyzdžiui, 20-30 metų vėliau. Sakykime, Juozapas Kamarauskas, kai kūrė 20 amžiaus pradžioje, jis labai daug dėmesio
skyrė atkūrimui to, ko jis nematė. Ne? Tada mes matom, pavyzdžiui, Gedimino bokštą Vilniuje su trispalve, tačiau vaizduojama tarsi 15 amžius. Ne? Tai tokių dalykų pas Napoleoną ordą nėra. Ir jis visuomet vaizdavo tai, ką matė. Tačiau čia taip pat reikia pasakyti, kad tame trečiame kūrybos laikotarpyje, kada jis jau yra labiausiai pasiekęs tą savo aukščiausią meistrystės tašką, jis imdavosi šiek tiek patvarkyti kompoziciją, jeigu taip galima išsireikšti, tam, kad atrodytų pats kūrinys geriau. Ir čia tą mes matome su abiem Kauno vaizdais, būtent nuo ko pradėjau, kad tai yra kompoziciškai labai įdomus darbai, todėl kad Kauno senamiesčio panoramą Napoleonas ordą tapė stovėdamas keliose skirtingose vietose, nes nėra vienos tokios vietos, kur Kauno panorama būtent taip atsiskleistų. Nes jėzuitų bažnyčios bokštai šiedu visuomet uždengtų rotušės bokštą, jeigu mes matytume kitus pastatus būtent taip. Ką jis čia padaro? Jis išdėsto tuos bokštus Kauno miesto panoramoje taip, kad bokštai patys mažėtų, o atstumas tarp jų didėtų, taigi jis sukuria tam tikrą dinaminę kompoziciją, šiaip jau labai statiškam dalykui, kaip ar ne, miesto panorama. Tai jeigu taip atkreiptume dėmesį, kad atstumas nuo rotušės bokšto iki jėzuitų bažnyčios pirmojo bokšto mažėja, dar labiau didėja, tai yra dar labiau didėja atstumas tarp pirmojo ir antrojo jėzuitų bažnyčios bokšto, taip pat dar didesnis atstumas iki Vytauto bažnyčios, dar didesnis iki katedros ir dar didesnis iki reformatų bažnyčios. Taip pat, kas yra labai įdomu, kad Kauno senamiesčio panoramoje mes matom stafažo elementus. Stafažas, tai labai paprastai tariant, yra visokios valtelės, žmogeliukai, tai yra dalykai, kurie paįvairina patį architektūrinį peizažą. Šiaip jau Napoleonas ordą pakankamai nedaug to dalyko darė, nes paprastai šiaip jau tariant, neitin mokėjo žmonės piešti ir čia yra didysis skirtumas lyginant su jo litografijomis, nes Aloyzas Miserovičius, kuris paskui litografavo Napoleono ordos darbus, jis mokėjo žmonės padaryti, todėl pridėjo daugiau žmonių ir lygindami litografiją ir originalią akvarelę mes ne visuomet matytume tuos pačius fono elementus. Kitas Kauno vaizdas, kuriame yra vaizduojama Kauno rotušė ir jėzuitų bažnyčia, čia yra labai įdomus dalykas, nes čia yra dvi klaidos, jeigu taip galima sakyti. Tai pirmoji klaida yra ta, kad šioje vietoje turėjo stovėti obeliskas skirtas Rusijos imperijos kariams, žuvusiems karuose su Napoleonu. Tai mes čia dabar galime, kaip pasakyti, tik svarstyti, kodėl to obelisko Napoleonas ordą nenutapė. Tai ir vienas dalykas, kad obeliskas būtų uždengęs jėzuitų bažnyčią, kuri yra štai čia Švento Pranciškaus Ksavero, ir, sugadinęs kompoziciją. Tačiau kita versija, kuri yra turbūt labiau tikėtina, yra tai, kad Napoleonas ordą pats kovėsis sukilimuose prieš Rusijos imperiją, veikiausiai tiesiog nenorėjo prorusiško obelisko atvaizduoti savo akvarelį. Kitas dalykas, kuris yra klaida realybės atžvilgiu, tai yra pati Kauno rotušė, kuri čia yra pavaizduota per žema. Ir čia, jeigu mes paskaičiuotume tarpsnius, tai mes turim iki stogo linijos 1, 2, 3 tarpsnius ir tada virš stogo linijos tik tai 2 tarpsnius. Tai šiaip jau Kauno rotušė virš stogo linijos turi 3 tarpsnius ir mes tą patį dalyką galim matyti jo nutapytoje panoramoje, tai tikrai jis matė tą trečią tarpsnį, kuris yra, tačiau paprastai tariant, netilpo tai į akvarelę ir todėl Napoleonas ordą nenorėdamas sumažinti per daug jėzuitų bažnyčios, tiesiog patrumpino Kauno rotušę ir tuomet, ta akvarelė atrodo gražiau, negu galbūt jį būtų atrodžiusi, jeigu visas vaizdas būtų atitrauktas. Taigi šiam trečiam kūrybos laikotarpį Napoleonas ordą mes matom, kaip įgauna vis didesnį meistriškumą ir per kitus kūrinius tai taip pat labai gerai matosi. Paskutinis kūrinys, kuris yra skirtas Kaunui ir yra šioje dalyje, tai yra Kauno pilis, Kauno pilies griuvėsiai ir taip pat Švento Jurgio kankinio bažnyčia. Tai matom tą visą
Kauno vaizdą. Taip pat iš tų žinomesnių ir labiau atpažįstamų miestų, kuriuos mes čia galėtume pamatyti, būtų Kėdainiai, tai yra Kėdainių miesto panorama, Jonava, tačiau Jonava yra išlikusi tik kaip eskizas, Jurbarko miesto panorama ir čia taip pat mes labai matom, kaip atsiskiria taip intensyviai urbanizuotos gyvenvietės, kaip pavyzdžiui Kaunas ar Vilnius, ir ne taip intensyviai urbanizuotos gyvenvietės, kaip tas pats Jurbarkas ar Merkinė. Kalbėdami apie Merkinę, taip pat labai aiškiai matom, kaip keičiasi tas kraštovaizdis, ar ne? Nes čia mes vis dar matome Merkinės rotušę, kuri paskui buvo sunaikinta būtent Rusijos imperijos ir vėlgi taip labai aktyviai sunaikinta ir vietoj to, toje vietoje jos buvo tiesiog pastatyta ortodoksų cerkvė. Taip pat iš tų labiau atpažįstamų vaizdų būtų Vilkmerdė ar Ukmergė, kaip mes ją dabar žinome. Tai tikrai ir pats Piliakalnis ir miesto panorama čia yra labai aiškiai pažįstama. Taip pat labai puikiai žinomi turbūt vaizdai, tai yra Vilniaus vaizdai. Vilniaus vaizdų yra 4 šioje miestų dalyje ir čia mes galime atpažinti turbūt prezidentūrą tuo metu. Tai yra generalgubernatoriaus rūmai, nepaisant to, kad pats Napoleonas Orda įrašė, kad tai yra vyskupų šiaip rūmai, tuo metu jau jie tos funkcijos neatliko. Ir kitas įdomus dalykas, kad tai yra rūmai iš vidinio kiemo pusės. Ar ne iš dabartinės Daukanto aikštės, bet iš kiemo pusės, nes daug tikrai žmonių klausia, tai kur universitetas, tai tiesiog universitetas yra kitoje pusėje, jo čia nematyti. Taip pat Karališkoji gatvė, dabartinė Barboros Radvilaitės gatvė, čia greta valdovų rūmų. Ir 2 akvarelės, kurios vaizduoja aukštutinę pilį, Gedimino bokštą. Tai pirmojoje akvarelėje mes matome tą telegrafo stulpą, ar ne, 19 amžiaus realijų elementus, keltą, ar ne, ir sielius tuos pačius. O apačioje esančioje akvarelėje mes matome ne tik Gedimino bokštą, bet taip pat ir katedrą, katedros varpinę ir Sluškų rūmus. Tai čia yra įdomus dalykas, kad šiaip Sluškų rūmų statant buvo ar nesupiltas papildomas pylimas, kad tie rūmai nenučiuoštų žemyn, šiek tiek neris pakeitė savo vagą. Ir taip pat įdomus dalykas, visiškai taip pat kaip ir su Kaunu, tik čia yra ta korekcija smulkesnė, tai Sluškų rūmai buvo šiek tiek pamodeliuoti. Tai šitoje vietoje labai smulkus elementas yra padarytas stogas, o ten iš tikrųjų turėtų būti frontonas su skulptūromis, ne? Taip kaip mes matome Vilniaus katedroje tas pačias frontono skulptūras, taip ir čia jos turėtų būti, bet tiesiog veikiausiai suprasdamas Napoleonas Orda, kad nepavyks taip smulkiai tų skulptūrų pavaizduoti, vaizduojant tą platesnį vaizdą, nusprendė tiesiog paversti tą vietą stogu. Taigi mes matom, kaip jis po truputį išmoksta ir įgyja įgūdžius šiek tiek modeliuoti tą erdvę, kad ir labai nežymiai, bet tam, kad įgautų geresnių rezultatų. Tai ši akvarelė, kuri vaizduoja Vitebsko senamiestį, man asmeniškai yra turbūt geriausiai įrodanti, kokia yra Napoleono Ordos istorinė vertė. Todėl, kad Napoleonas Orda kūrė tuo metu, kada Abiejų tautų Respublikos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas buvo tikrai naikinamas. Ir jis nyko, tačiau mes turime nepamiršti ir to, kad po XIX amžiaus, po Rusijos imperijos represijų, sekė ne ką daugiau, ne ką labiau apsaugojęs tą paveldą XX amžius. Mes turime Pirmą pasaulinį karą, Antrą pasaulinį karą. Lietuvoje yra viena sovietinė okupacija, tačiau jeigu mes kalbėtume apie Ukrainą, apie Baltarusiją, ta sovietinė okupacija yra 20 metų ilgesnė, jinai užima ir visą tarpukarį. Taigi Vitebsko senamiesčio vaizdas mums labai gerai parodo, kaip tie vaizdai keitėsi jau 20 amžiaus metu.
Tai šis vaizdas, kuriame yra matomi 18 amžiaus statiniai, ir visų pirma čia reikia paminėti bažnyčias, tai yra graikų katalikų bažnyčia ir taip pat Romos katalikų Švento Antano Paduviečio bažnyčios. Abi jos yra puikūs Vilniaus baroko pavyzdžiai ir ypač graikų katalikų bažnyčia yra puikiausias Vitebsko ir Vitebste buvęs graikų katalikų ir Vilniaus baroko architektūros pavyzdys. 1936 metais bažnyčia buvo nugriauta tuometinio sovietinio aparato jėgomis. Kita bažnyčia Švento Antano Paduviečio Antrojo pasaulinio karo metu buvo subombarduota, įgriuvo stogas, tačiau pati bažnyčia dar stovėjo. 6-ojo dešimtmečio metu visiškai sunaikinta ši bažnyčia. Taigi tas Vitebsko vaizdas, kuris dabar yra, jis yra neatpažįstamai pasikeitęs, nepaisant to, kad jau 21 amžiuje, 2008 metais, ši graikų katalikų bažnyčia buvo atstatyta, tačiau ji nebuvo atstatyta, tai vis tiek nėra autentika, tai nėra taip originalu kaip originalus pastatas. Pereinam į paskutinėje tarptautinės parodos dalį, kuri yra skirta pilims, rūmams ir dvarams. Tai Napoleonas Orda buvo kilmingas asmuo. Ir būtent kilmingųjų luomas aktyviausiai kūrė tas planus, vizijas atkurti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikos suverenumą ir valstybingumą. Tai labai natūralu, kad fiksuodamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo vaizdus, jis tikrai daug tų kilmingųjų giminių dvarų nutapė ir pavaizdavo savo kūriniuose. Tačiau labiausiai turbūt ne patys tie dvarai ar tos giminės įkvėpė tą patį valstybingumo procesą, bet labiausiai tą įkvėpė būtent didžiųjų kunigaikščių istorinės pilis ir būtent nuo šių pilių ir pradedame šią 4-ąją parodos dalį. Visų pirmiausia, tai yra medininkai, medininkų pilis ir taip pat Krėva. Krėvos pilis tai yra abi aptvarinės pilis. Taip pat mes matome netgi 3 Trakų salos pilies vaizdus. Labai įdomus dalykas yra, nes profesorius Vytautas Levandauskas, kai tyrinėjo šias akvareles, tai atkreipė dėmesį į tai, jis pabandė tiesiog nuvykti į tuos taškus, iš kurių buvo tapyta lieta pati akvarelė, darytas eskizas, tai pastebėjo, kad vienas iš šitų vaizdų turi būti darytas ne nuo kranto, bet matyt ar esant saloje, ar kažkokioje valtelėje ar panašiai. Ši dalis šiaip jau yra pati didžiausia ir tikrai nepavyktų sustoti prie kiekvieno iš šių darbų, bet mes bandydami dėliotis pačią parodą, tai visų pirma nepagalvojame apie tas didžiųjų kunigaikščių pilis, o paskui pasistengėme išdėlioti tokių mažiau reikšmingų, mažiau žinomų ir netokių atpažįstamų giminių dvarus, dvarelius, rezidencijas, rūmelius. Ir aš labai mėgstu sustoti prie būtent šio pavyzdžio, prie Geistūnų dvaro, kuris turbūt mums nėra atpažįstamas, jis yra dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Tai vienas dalykas, kuris yra labai įdomus, kad šis kūrinys, ši akvarelė pasižymi labai gerų stafažų ir tie vežimai, kurie yra čia pirmame plane sulūžę, irgi tam tikrą prasme perteikia tuometinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės būklę. Tačiau kitas įdomus dalykas, kad tikrai kiekvienas iš šių dvarų, jie slepia savo istoriją ir kartais su ta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija netgi labai tokiose neįtikėtinose vietose susiduria, nes konkrečiai kalbant apie Geistūnų dvarą, jis priklausė Filomatų ir Filaretų organizacijų nariui Edvardui Antanui Odinecui. Ir Edvardas Antanas Odinecas yra parašęs dramą, pjesę Barbora Radvilaitė. Tai ir net tos sąsajos su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste net XIX amžiuje tikrai yra labai labai tamprios. Šioje parodos dalyje tikrai per pakankamai įvairius pjūvius dėliojame eksponatus. Tai vienas iš tų pjūvių buvo būtent sukilimų dalyviai. Ir čia mes galime pamatyti, kaip atrodė kai kurių sukilimo dalyvių ir tų svarbių giminių rezidencijos. Tai turbūt įspūdingiausia iš jų yra Belomontai, tai yra būtent pliateriams priklausė rūmai, kuriuose
augo, ne nuo pat vaikystės, bet paauglystės metu augo ir gyveno taip pat Emilija Pliaterytė, viena tikrai reikšmingiausių XIX amžiaus sukilimų dalyvių. Taip pat Peseničių rezidencija priklausiusi Pliaterių giminiai, ir to paties Napoleono ordos gimtojo dvaro Varacevičiuose kitas vaizdas. Šioje parodos dalyje taip pat turim pakankamai daug tikrai atpažįstamų vaizdų, tikrai ne visi dvarai yra sunykę, nepaisant to, kad tuo metu, kai Napoleonas orda juos kūrė ir tapė, jie jau galėjo būti benykstantis. Ir vienas iš tokių pavyzdžių yra Panemunės pilis, šiaip jau Eperješų giminės statyta, ir čia mes galime matyti pakankamai griūvantį stogą viršuje, kadangi buvo nusavinta ši valda po 1830-31 metų sukilimo, o kitame vaizde, kitoje akvarelėje, taip pat, kurioje yra vaizduojama būtent Panemunės pilis, rūmai, čia jau matom iš kiemo pusės, kaip atrodo ta griūvanti rezidencija, nepaisant to, kad šiaip jau iki mūsų dienų jį išliko, ją galima aplankyti ir taip toliau. Taip pat iš tokių tikrai atpažįstamų vaizdų būtų galima minėti Rokiščio dvarą, kuris čia yra matomas dar iki grafų Pšezdzieckių darytos dvaro rekonstrukcijos, kad ir ne tokios labai didelės 20 amžiaus pradžioje. Ir taip pat kvieščiau pasižiūrėti, žvelgiant į Rokiškio dvarą, tai yra būtent architektūros įkomponavimas želdiniuose. Profesorius Vytautas Levandauskas, kuris yra neabejotinai svarbiausias ir reikšmingiausias tyrėjas Napoleono ordos, tiek gyvenimo, tiek ir kūrybos Lietuvoje, jis atkreipė dėmesį, kad vienas iš 3 esminių ir reikšmingiausių Napoleono ordos kaip menininko reikšmės elementų yra būtent želdinių santykis su architektūra ir tai, kaip ta architektūra tarp visos žalumos yra įkomponuojama. Čia taip pat turime pakankamai gerai atpažįstamus objektus, kurie yra užfiksuoti Napoleono ordos kūryboje ir žinomiausia turbūt iš jų būtų Raudonės pilis, Raudonės rezidencija, kuri tuo metu, aišku, statyta keliais tarpsniais, 16 amžiaus pilis yra seniausia, tačiau XIX amžiaus pradžioje, ir čia yra tas esminis dalykas, perduodama Platonui Zubovui, Jekaterinos II, tuometinės Rusijos imperatorės, ir paskui ganėtinai ilgai išlikusi ta rezidencija būtent Zubovų, kaip Zubovų giminės valda. Ir taip pat tos pačios Jekaterinos II Zubovams perduota ir kita valda, tai yra dvaras Šiauliuose, Šiaulių dvaras. Taip pat tam tikrą prasme Rusijos imperijos atėjimą į dvarų kultūrą mes galime matyti ir iš Kėdainių dvaro. Kėdainiai, kurie, žinome, kad tai yra tikrai sena, reikšminga Tiškų ir Radvilų 2 giminių valda, visų pirma priklausiusi Tiškoms, paskui perėjusi Radviloms. Tai Radvilos ten pastatė labai ištaigingus rūmus, kurie XIX amžiuje buvo perimti Rusijos imperijos generolo Totlebeno, ir būtent Totlebenas perstato šiek tiek tuos rūmus ir tokius, kokius juos matome čia, jie yra jau po perstatymo, po Totlebeno rekonstrukcijos. Didžiausia dalis parodoje esančių vaizdų, būtent šioje parodos dalyje, 4 parodos dalyje, yra įvairios didikų ir diduomenės rezidencijos. Tačiau čia reikia atkreipti dėmesį, kad didiko savoka, samprata ir sandara to, kas buvo didikų giminės, keitėsi per skirtingus laikotarpius. Tai čia mes turime pirmuosius kūrinius, kurie, ir pirmieji objektai, kurie priklausė Soltanų giminiai. Giminė, kuri 15 amžiuje buvo vienareikšmiškai iškopusi į valdantį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės elitą, tačiau XIX amžiuje ar tam pačiam 18-17 amžiui nepriklausė tam valdančiajam elitui. Tai čia pamatysime, eidami, kad tikrai tos giminės jos keitė savo priklausomybę tam būtent valdančiajam elitui, nes jeigu pažvelgtume į šiuos kūrinius, tai čia matytume Hartingų, Reitanų, Renų giminės rezidencijas, giminių rezidencijas,
kurios ne tik, kad nepriklausė valdančiajam elitui, sakykime, 15 amžiui ar 16 amžiui, net nebuvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai tuo laikotarpiu ir tik tai 19 amžiuje, įsitvirtino tame valdančiajame elite, taip pat ir finansinėme, ir socialiniame, ir intelektualiniam krašto elite. Taip pat turime pakankamai nemažai darbų, kurie vaizduoja giminių rezidencijas, kurios tuo metu yra nykstančios, nes pačios giminės jau yra išnykusios. Tai geriausias turbūt pavyzdys to būtų Mūriniai Geranainys ar tiesiog Geranainys. Tai yra Goštautų pagrindinė valda, Goštautų pagrindinė rezidencija, ar ne? Albertas Goštautas, kuris gavo Mūrinių Geranainių grafo titulą, ar ne? Tai apskritai vien jau tas, kad jis save vadino Mūrinių Geranainių grafu, ar ne, akcentuoja, kad jie yra virš kitų giminių, savo mūrų, savo, ar ne, kažkokia ta grinai materija. Tai tokių giminių tikrai buvo ir Goštautai yra tik vienas iš pavyzdžių, tačiau tai yra giminė, kuri yra išnykusi. Kitas toks pavyzdys tai yra kunigaikščiai Alšėniščiai ir taip pat Alšėnai, pagrindinė jų valda, tai tiek viena akvarelė, kur yra skirta Alšėnams, tiek ir paskui kitas vaizdas, kuriame taip pat Alšėnai yra vaizduojami. Tai šiaip labai įdomus dalykas yra tas, kad nepaisant to, kad Alšėniščiai pagal šitą valdą net gavo ir patys savo giminės pavadinimą, tačiau čia matoma rezidencija, kuri tuo metu yra griūvanti, yra pastatyta ne pačių Alšėniščių, bet jau vėliau Sapiegų, kai išmirus Alšėniščiams ta valda perėjo vedybiniu keliu būtent į Sapiegų rankas. Tų giminių iš tikrųjų, kurios yra vaizduojamos ir kurių paveldas yra vaizduojamas, yra tikrai labai daug. Ir ne, tai tokios įspūdingiausios ir reikšmingiausios giminės turbūt būtų Sapiegos. Jų rezidencija Ružanuose nepaprastai turtinga ir galinga tiek giminė, tiek ir rezidencija įspūdinga. Taip pat Sanguškos, jų Varaklianų rūmai, kuriuos šiaip jau Sanguškos paveldėjo iš kitų giminių, tai yra iš Borchų šiuo atveju. Taip pat kelios giminės, kurios yra labai atpažįstamos ir objektai, kurie yra dabartinės Lietuvos teritorijoje. Tai visų pirma Pacai ir Pacų rezidencija Jiezne, tuo metu jau griūvanti rezidencija, dabar ta rezidencija yra dar labiau sunykusi ir visiškai sunaikinta rezidencija Rietavo, kurioje Neodinstiai, tie patys, kurie pastatė Rietavo bažnyčią, pasistatė ir labai įspūdingus rūmus toje pačioje gyvenvietėje. Itin daug vaizdų yra iš 3 giminių, 3 didikų giminių, tai pirmoji iš jų yra Tiškevičiai. Tiškevičių dvarus ir rūmus tikrai galime pažinti, nemaža dalis jų yra išlikę iki šių dienų. Tai Astravo dvaras labai įspūdingas, labai atpažįstamas puikiai Kretingos dvaras ir kas įdomu, nupieštas Kretingos dvaras čia yra šiek tiek prieš oranžerijos pastatymą. Taigi tas žiemos sodas, su kuriuo turbūt labai siejame Kretingos rezidenciją, čia dar nėra pastatytas, todėl natūraliai jo nėra ir pačioje akvarelėje. Kitos 2 labai žinomos Tiškevičių rezidencijos, tai yra būtent Vokė rezidencija, kuri šiuo metu yra sutvarkyta ir taip pat kurią galima aplankyti, ir Lentvaris. Tai Lentvario rūmai šiuo metu priklauso privačiai nuosavybei, tačiau taip pat dvaras yra sutvarkytas ir labai labai įspūdingas. Šiuo atveju čia mes susidurėm su tikrai įspūdinga istoristinė architektūra. Trečioji akvarelė, kurią čia galime pamatyti, tai yra taip pat dvaras priklausęs būtent Tiškevičiams ir tai yra Astrašicki Haradokas. Šis dvaras mums galbūt nėra labai pažįstamas, tačiau čia yra keli įdomus aspektai. Tai viena vertus ši akvarelė yra nepabaigta ir čia mes galime matyti būtent dailininko darbą, kur jisai eskizą yra nusipiešęs, kur turi būti tvora, tačiau tiesiog nebaigęs lieti pačios akvarelės. O kitas labai įdomus dalykas, tai yra, kad tai yra vienintelis šito dvaro vaizdas. 20 amžiaus pirmoje pusėje dvaras buvo sunaikintas ir nėra išlikusių absoliučiai jokių kitokių daugiau vaizdų apart šito,
kurį nutapė Napoleonas Orda, taigi jis mums tampa šaltiniu, kaip tas kūrinys, kaip tas ne kūrinys, o kaip ta rezidencija atrodė anksčiau. Taip pat pakankamai daug Napoleonas Orda yra nutapęs Potockių giminės rezidencijų. Viena vertus, ta giminė buvo tikrai pakankamai plati. Įdomu yra pakankamai tai, kad į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdantį elitą Potockiai įsiliejo pakankamai vėlai, tik tai 18 amžiuje, tačiau jie buvo Lenkijos karalystės valdančiojo elito dalis. Ir kas įdomu, kad po abiejų tautų respublikos padalijimų Potockiai išlaikė savo, tokią tikrai labai aukštą poziciją realiai visose trijose valstybėse, kurios pasidalijo abiejų tautų respubliką. Tai tiek Prūsijoje, tiek Austrijoje, Napoleono Ordos gyvenimo metu Austrijoje, Vengrijoje ir Rusijos imperijoje. Ypač Austrijos, Vengrijos sudėtyje jie buvo labai aukštai iškilę, netgi tapę vienu metu ministrais pirmininkais tos valstybės, taigi tikrai labai, labai aukštai išsilaikiusi giminė ir todėl tuo metu 19 amžiui turėjusi labai daug įspūdingų rezidencijų. Tai pavyzdžiui, Tulčino rezidencija yra vienas iš labai gerų to pavyzdžių, kaip ta rezidencija tikrai reprezentuoja labai didelę Potockių galią ir įtaką valstybei. Daugiausiai iš visų kilmingųjų dvarų ir rūmų žinoma yra Radvilų rezidencijų. Radvilos turbūt yra geriausiai žinoma ir tikrai labiausiai nusipelnusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminė. Ir mes čia pabandėm ganėtinai chronologiškai sudėlioti jų įvairias reikšmingas rezidencijas. Tai visų pirma Biržai ir Dubingiai. Tai yra dvi pirmosios rezidencijos. Aišku, ten tų ankstesnių valdų tikrai buvo, tiek musninkai, upninkai ir taip toliau, bet Biržai ir Dubingiai yra tikrai labai svarbios tos ankstyvosios Radvilų rezidencijos. Paskui Radvilos įgavo ir įvairių kitų valdų, iš kurių neabejotinai žinomiausia yra Nesvyžiaus valda. Tai Nesvyžius šiaip jau nebuvo Radvilų nuo pat pradžių, jeigu taip galima pasakyti, jie paveldėjo šitą valdą iš Tiškų. 1513 metais per vedybas būtent Radviloms perėjo ši Tiškų valda, tačiau pačius rūmus ir pilį, mūrinę pilį pastatė jau Radvilos, tai Mikalojus Radvila Juodasis būtent ir pastatydino Nesvyžiaus pilį, o paskui jau jo sūnus Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis juos perstatė ir tų perstatymų žinoma buvo ir vėliau, ir 18 amžiuje, ir 19 amžiuje, kuomet buvo pats dvaras ir rezidencija renovuojami jau po 19 amžiaus pradžios karų nusiaubimų. Taip pat kitos ir kita, tokia labai žinoma rezidencija, tai yra Myro rezidencija. Myras yra viena žinomiausių rezidencijų ir pilių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir taip priklausiusi Radviloms, nepaisant to, kad šiaip jau vėlgi kaip ir su Nesvyžium ir Tiškomis, taip ir su Myru Radvilos Myrą paveldėjo iš grafų Ilijiničių giminės. Taigi tikrai galim sakyti, kad Radvilos ir tas rezidencijas sukaupė iš dalies per tai, kad būtent sistemingai gerai vykdė vedybinę politiką ir tiesiog galėjo tada akumuliuoti turtus ir rezidencijas taip pat. Labai ačiū, kad pasivaikščiojote su manimi po šią parodą. Tikiuosi, kad ji buvo tikrai įdomi. Ir joje yra 238 eksponatai, tai tikrai ne su visais galėjome susipažinti. Todėl kviesiu jų ieškoti kataloge, kuriame bus ne tik 238 eksponatai buvę parodoje, bet ir 161 papildomas eksponatas, Napoleono Ordos kūrinys, kuris netilpo tiesiog į šią parodą. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir lauksime kitose Valdovų rūmų parodose.